Lietuvoje pastaruoju metu pasipylė vieši homoseksualių žmonių prisipažinimai. Savo istoriją interneto portale YouTube iš pradžių papasakojo klaipėdietis Edgaras. Vėliau videoklipų seriją platinti pradėjo netradicinės orientacijos neslepiantis Vilnietis Marius. Jaunuolių prisipažinimai sulaukė didžiulio dėmesio. Jie patys ir palaikymo, ir patyčių bei kritikos. Tyrimai rodo, kad Lietuva yra homofobiškiausia valstybė Europoje ir daugiau kaip 2/3 homoseksualių asmenų bei transseksualų yra patyrę diskriminaciją. Ar dažnėjantis vieši netradicinės orientacijos jaunuolių prisipažinimai reiškia, kad visuomenė pasidarė tolerantiškesnė? Galbūt. Tačiau yra teigiančių, kad vieši pareiškimai signalizuoja, jog vienintelė Lietuvoje lytinės mažumas ginanti organizacija Lietuvos gėjų lyga iš tiesų tas teisės gina ne taip, kaip norėtų Lietuvos homoseksualai. Taip tvirtina ir vienintelis homoseksualus Seimo narys Rokas Žilinskas. Jis dar vasarą prieš eitines už lygybę pareiškė, kad Lietuvos gėjų lyga yra paprasčiausias uabas, sutelktas vieno asmens, Vladimiro Simonko rankose. Šis teigia, kad tokiais pareiškimais Seimo narys vaikosi reitingų, tačiau leidžia suprasti ir pats neatsisakantis politiko karjeros. Apie susiskaldžiusią homoseksualų bendruomenę ir politinę virtusią kovą su homofobija. Asta Narmontė. 25 Vilnietis Marius Gorokovskis interneto portaluose išplatino jau 2 klipus, kuriuose pasakoja apie savo homoseksualumą. Sveiki. Tai antrasis mano videoklipas. Kaip suvokia, kad jaučia potraukį vyrams ir kaip išdrįso tai papasakoti tėvams. Vienoje didžiausių šalies komunikacijos bendrovių analitikų dirbantis jaunuolis tikisi, kad jo atsiskleidimas padės kitiems homoseksualiems jauniems žmonėms, paaugliams išgyvenantiems sunkų periodą, suprasti, kad tokie jie yra ne vieni. Anot netradicinės orientacijos neslepiančio Vilniečio, po tokio žingsnio jis sulaukė daug palaikymo ir net padėkos. Supratau ir pažinau save būdamas 16 metų, bet tuo metu, galima sakyti, buvau toksai labai uždaras vaikas, jau ne vaikas, jau paauglys, neturėjau ir tiek daug draugų ir aktyvaus kažkokio gyvenimo ir galbūt tokia izoliacija mane ir apribojo ir buvo daugybė baimių, dėl ko aš negalėjau apie tai kalbėti, netgi pats savo pripažinti, kad aš esu, aš galiu, aš gyvensiu tokį gyvenimą. Tai visų pirma užtruko tai. Po to, kai aš jau turėjau šiek tiek draugų ar ten kažkokių ir pirmųjų meilių, tai jau padėjo man laisviau gyventi, bet vėlgi baimių tikrai buvo dar daug išlikusių, jo labiau, kad aš gyvenau su tėvais. Ta rizika jinai visuomet egzistavo, kad o kaip jie sureaguos, kaip jie pasielgs. Nes tokių istorijų tikrai yra, kad žmonės išmetami iš namų. Kaune užaugęs Marius savo klipe pasakoja apie tai, kad merginai potraukio nejautė niekada. O suvokus, kad yra homoseksualus, sunkiausia buvo prisipažinti tėvams ir artimiesiems. Po to, kai aš jiem laišką parašiau, aš su jais 2 mėnesius nesimačiau, mes tiesiog susirašinėjome ar žinutėmis, ar susiskambindavome. Tarsi viskas buvo neblogai, vėliau aš iš sesės sužinau, kad mama tikrai tai išgyveno, buvo sudėtingo laiko, bet ne veltui aš ko gero palikau jai ir knygą, kad tarsi pats negalėdamas pasipasakoti, kas tai yra, nes vis tiek žinių jokių nėra, kad negalėtų perskaityti ir pati daugiau mažiau apie tai sužinoti. O iš tėtės pozicijų tarsi nebuvo jokių, jis mane absoliučiai priėmė tokį, koks esu ir ko aš džiaugiausi, kad šitas mano žingsnis paskatino tik tai dar tokį nuoširdesnį ir atviresnį mano ir tėvų bendravimą. Marius Gorokovskis ne vienintelis pastaruoju metu pasiviešinęs homoseksualas. Savo istoriją prieš mėnesį toje pačioje interneto svetainėje papasakojo ir klaipėdietis Edgaras. Jo patirtis liūdnesnė, vaikino nesuprato tėvai, nusigręžė dauguma draugų. Aš pripažįstu ir aš žinau, kad aš esu gėjus. Buvo labai sunku, aš nemeluosiu, buvo tikrai žiauriai sunku. Nes man jų palaikymo tada reikėjo labiausiai, nes tai nebuvo, kad aš su tuo susitaikęs ir aš jau galiu su tuo gyventi. Man reikėjo, kad kažkas pasakytų, kad viskas yra gerai, kad viskas bus gerai. Bet jų nebuvo šalia. Šiuo metu Lietuvos ir viso pasaulio kino teatruose rodomo filmo Streikas režisierius Romas Zabarauskas niekada neslėpė esąs gėjus. Viešai apie tai jis prakalbo, pristatydamas savo ankstesnį filmą porno melodrama apie 2 vyrų meilę. 23 metų pripažinimo sulaukęs režisierius atskleidžia, kad dėl orientacijos nuo jo nusisuko nemažai draugų. Anot jo, Lietuvoje vis dar yra labai daug diskriminacijos.
aš asmeniškai negaliu įteisinti jokių santykių su kitų vyrų, tarkim, tai, na, jeigu aš dabar esu vienišas, bet jeigu turėčiau partnerį, tai mes būtume tik tai draugai vienas kitam, o įstatymiškai mes niekaip negalėtume įsipareigoti ir tai atrodo smulkmena, bet tai svarbu. Kitas dalykas - socialinė diskriminacija. Kiekvieną dieną mes norim, kai mes esame įsimylėję, mes norim apie tai galbūt papasakoti savo šeimai, savo draugams. Tai yra gyvenimo dalis ir kai tu esi atribotas, kai dėl to ant tavęs staiga visi pyksta, kažkodėl netgi palieka draugai, nusisuka, nepriima, tai yra sunku. Vieši homoseksualų prisipažinimai pastaruoju metu jau neberetas reiškinys. Apie savo netradicinę orientaciją vis dažniau prisipažįstančių asmenų teisės Lietuvoje oficialiai gina Lietuvos gėjų lyga. Vienintelė nevyriausybinė organizacija vienijanti lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis nuo 18 metų. Organizacijoje dirba 7 žmonės, dar jį tikina subūrusi iki 70 savanorių. Lietuvos gėjų lyga skelbiasi aktyviai kovojanti su homofobija ir diskriminacija. Kovoja paradais, viešomis akcijomis, parodomis. Lietuvos gėjų lygos vadovas nekartą viešai yra pabrėžęs, kad Lietuvos valdžia turi įrankius, tačiau nedaro nieko, kad Lietuva homoseksualiems asmenims pasidarytų pakantesnė. Vladimiras Simonko teigia, kad jo vadovaujama organizacija valdžios sluoksniuose neieško nei paramos, nei finansavimo. Lietuvos pinigų šitoj platmėj beveik nėra. Yra tik tai, ta prasme, mes iš esmės pritraukiam tos pinigus. Mes iš esmės neateinam pas tam tikrus Seimo narius ir neprašome pinigų, kadangi aš netikiu, kad atsiras tie norintys, kurie šiuo metu suvoks, kad žmogaus teisės taip pat reikia remti. Šiandien gavau 2 pažymas iš socialinio draudimo fondo ir taip pat iš mokesčių inspekcijos. Mes valstybė neskolingi nė 1 cento. Tačiau vienintelis Lietuvoje netradicinės orientacijos neslepiantis politikas Seimo narys Rokas Žilinskas šiais metais nusprendęs nedalyvauti eitynėse už lygybę, tvirtina, kad Lietuvos gėjų lyga pasivadinusioje organizacijoje slypi daug abejonių keliančių dalykų. Dar vasarą prieš pat Baltic Pride eitynės pareiškęs, kad Lietuvos gėjų lyga yra paprasčiausia uždaroji akcinė bendrovė. Žilinskas teigia, kad ši organizacija siekia komercinės naudos ir yra sutelkta vieno žmogaus rankose. Konservatoriui keista, kad Lietuvos gėjų lyga nebendradarbiauja su juo. Jeigu jie yra gynėjai, tai matyt, kad gina jie arba turėtų ginti nuo diskriminacijos. Ar ne? Paprastai žmonės net sugedus radiatoriui namie, neradę teisybės niekur kitur, kreipiasi į Seimo narį, ar ne? Tai iš tų gynėjų aš nesulaukiau nei vieno kreipimosi pataisyti kažkur tai kažką, tai kad įstatymai veiktų ir tų diskriminacijos atveju mažėtų. Aš gal tai siečiau su noro krautis politinį kapitalą ir nesidalinti tuo kapitalu su nieko kitu. Tai vienintelis man suprantamas paaiškinimas būtų. Aš manau, kad vis dėlto žmonių bėdos nėra tas dalykas, kurias mes turėtumėm savintis kaip po tų žmonių gynėjai. Nesileisiu į kritiką, aš tik tai norėčiau palinkėti Rokui Žilinskui šiek tiek daugiau aktyvumo ir fantazijos, jeigu jam jos neužtenka, ką galima padaryti LGBT bendruomenės labui. Vladimiras Simonko Lietuvos gėjų lygai vadovauja jau 20 metų nuo pat jos įkūrimo. Didžiausiu savo pasiekimu ir pagrindiniu darbu jis laiko Baltic Pride renginius. Tęsinys netrukus. Vladimiras Simonko Lietuvos gėjų lygai vadovauja jau 20 metų nuo pat jos įkūrimo. Didžiausiu savo pasiekimu ir pagrindiniu darbu jis laiko Baltic Pride renginius. Our march starts now. Happy Pride!
Anot Simonko, tokie renginiai skatina visuomenę atkreipti dėmesį į homoseksualų problemas. 2 kartus Vilniuje vykusios eitynės, pasak jo, organizacijai kainavo per 120 000 litų, o pinigus Lietuvos gėjų lyga surinko padedama gausaus būrio rėmėjų. Kas čia daros? Kas čia daros? Lietuvoje bardakas daros! Skelbiama, kad daugiausia tai užsienio valstybių ambasados, taip pat įvairių šalių seksualinių mažumų organizacijos. Aš Roko Žilinsko vietoje džiaugčiausi, kad mes kaip organizacija sugebam pritraukti iš Europos ir iš kitų šalių tam tikrus finansus, iš kurių sumokami mokesčiai, iš kurių išlaikoma 7 žmonių personalas, kuris gauna atlyginimą reguliariai kas mėnesį, iš kurio sumokami mokesčiai, iš kurių išlaikomas ponas Rokas Žilinskas. Lietuvos gėjų lyga, aš laikau organizacija, kuri vis dėlto neatlieka tų pareigų, kurias skelbėsi atliekanti ir kurioms skelbėsi esanti susikūrus. Įkūrus organizaciją ir pradėjus vadinti ją narius, kuo daugiau narių, tuo daugiau vidinių nedarnos problemų. Norint veikti darniai, organizacija apsimoka turėti mažą, nors ir pavadinta lyga. Aš galbūt kaip būsimasis politikas leisiu savo patylėti, o kai kas praleidžia progą patylėti. Yra vienas dalykas. Labai norėčiau politkorektiškumo, jeigu mes jau kalbam apie būsimąją politiką. Tai aš kalbu apie tai. Aš tiltų nedeginu. Aš esu pasiruošęs dirbti su visais, kas nori palaikyti žmogaus teisės. Ir jeigu Rokas Žilinskas to norės, mūsų telefoną galima surasti įvedus LGL į puslapį ir jūs pamatysit mūsų telefoną. Aš laukiu jos skambučių. Kurioje šalies politinėje partijoje ne tik atsargiai užsiminęs, bet ir rimtai nusprendęs eiti į politiką Lietuvos gėjų lyderis galėtų ieškoti paramos, didelis klausimas. Vienintelė šalies partija viešai deklaruojanti, kad remia lytinių mažumų teisės, yra Liberalų sąjūdis. Kol neturim jokio pagrindo apie tai svarstyti, tai tol, man atrodo, nėra daug čia prasmės kalbėti. Kita vertus, aš manau, kad nebūtinai ėjimas į politiką yra pats geriausias kelias pasiekti savo, sakykime, tikslų. Aš manau, kad veikimas, tapimas vienos ar kitos partijos atstovu ar nariu susiaurina galimybės. Aš manau, kad kur kas įtaigiau ir kur kas labiau gali dirbti tada, kada tu esi, kaip visuomeninės organizacijos atstovas. Bet priimtumėt, jeigu būtų prašymas? Kai bus prašymas, mes tada svarstysim. ES pagrindinių teisių agentūros šių metų gegužę atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje 61% lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teigia patiriantys diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Tai didžiausia dalis visoje ES ir gerokai viršija jos vidurkį. Beveik trečdalis apklaustųjų homoseksualų teigia patyrę diskriminaciją darbo santykių srityje ir net 88% yra matę neigiamą elgesį ir patyčias mokykloje dėl lytinės orientacijos. Ši apklausa parodė, kad tokie asmenys patiria diskriminaciją ir švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir kitose srityse. Tiek šiandien, o mes pasimatysime rytoj laidoje Lietuva tiesiogiai. Gero vakaro.